Šiandien su mainstreamo atributika dienos refleksija 3 valandas montavau, dar liko gerą porą tretą valandų montažo Aikos pasirodymo, filmavau prieš naujus metus koncertą, 2 stacionarios kameros ir 1 iš rankos. Tai buvo iššūkis, buvo pirmų kartų tokio pobūdžio žanro filmavimo, nes kai nežinau, kur ko prognozuoti, kaip žmonės judės, vieną kartą vos kameros nenuvertė, turiu užfiksuotą momentą, nes kažkurio metu buvo nusisukus, kaip patikrinau prieėjęs, tai vėlgi, kai yra keli operatoriai, tai to galim būtų išvengti, bet kai vienas operatorius, tai kaip sakau, ne visą laiką gali pamatyti. Sumontavau tokias keletą demo versijų, kaip atrodo susikarpimas, aišku, spalvų dar nekoregavau, tai paskutinis momentas. Na, garso takelis pajungtas, vėlgi, kaip tos tarp dainų prasėjimai, kaip tie vadinami perėjimai, transitionai. Ir šiandien išsirinkau Myliu save kalendoriaus sprendimą. Dar daviau šansą pasitikrint, kaip Zoho Booking veikia sprendimas. Ir dėja ten neradau atsakymo, kaip būtų galima pajungti su WooCommerce, nes ant WordPress'o suksis visą platformą. Ir atsiskaitimo varikliukas, ten pas juos yra Stripe'as ir kažkokie kiti pasirinkimai, kas iš esmės pardavėjui nėra naudingi, nes kiekvienos transakcijos už kortelę atsiskaitimų yra ten apie 2-3%. Vietoj to, kai yra MIP'as, ką galima, pavyzdžiui, Montonijos įdiegus ar Paysera, kai yra sumažinti mokesčiai vietinių pavedimų ten kelių, ten gal 5-10 centų diapazone. Tai yra didžiulis skirtumas, na vėlgi, kaip sakau, pinigai geriau būtų komiso pavidalu virstami arba iš viso žmogus daugiau uždirbtų vietoj to, kad išleistų bankinėm operacijom. Myliu save, jeigu pažįsta žmonių, kas galėtų būti partneriai, parduoda, kūrė, organizuoja renginius, sąmoningumas, saviugda šitom tematikom, myliu save, tapti partneriu, parekomenduokit. Tam kartui.